Praėjusią savaitę visoje Lietuvoje startavo Nacionalinės pastatų administratorių asociacijos paskelbta 5 žingsnių šilumos taupimo programa įsibėgėja ir Kaune. Šiame kovo 11-osios gatvės name, pažymėtame 124 numeriu, netrukus bus pakeistas vienas seniausių šilumos punktų visame Dainavos rajone. Naujasis automatizuotas šilumos punktas anot specialistų leis namui teikti būtent tiek šilumos, kiek jos gyventojams reikia, priklausomai nuo lauko temperatūros. Pasak specialistų, automatizavus šilumos punktą pavyksta name sutaupyti 15% ir daugiau šilumos energijos. Gyventojai susirinkę aptarę galės, prižiūrėtojų paprašyti, kad nustatytume dienos ir nakties režimą. Vėlgi tokiu būdu bus taupoma šilumos energija. Ko negalima buvo pasiekti su senu eleutariniu šilumos mazgu, kuris nereaguodavo nei lauko temperatūrą ir jį operatyviai nustatyti temperatūrą reikiamą pagal pokyčius nebuvo galima. Tai vėlgi sutaupo gyventojų ir lėšas, ir tolygų šiltumą, tai yra padidėja komfortas. Pasak namo gyventojos Guntos Budrevičienės, apsispręsti ir sutarti su kaimynais dėl rekonstrukcijos nebuvo paprasta, tačiau augant šilumos kainoms kitos išeities nebuvo. Žmonės labai šitam sunkmetyje, taip neturintis pinigų ir dar žiemos metu labai mokantis aukštą pinigų sumelę, labai buvo sunku. Tad nusprendėm dauguma šio namo gyventojų šitą šiluminį mazgą tiesiog parekonstruoti, kad būtų mums pigiau, tikėkimės, gyventi žiemos metu. Sako, tikėk to, ko nėra, tam, kad būtų. Čia yra toks geras posakis. Kągi, gyventojai dabar manau, kad tikės tikrai, nes jie kažkaip tai jau su gera nuotaika vaikšto ir klausia, jau kita nuotaika visiškai, kažkaip tai tas tikėjimas, pasitvirtino. Kadangi aš esu labai didelė optimistė, tai visi namo gyventojai, matant mano optimizmą, tampa tokia pat. Kartu su šilumos punktu daugiabutyje keičiamas ir karšto vandens ruošimo renginys. Planuojama, kad darbai bus baigti jau už 2 savaičių, taigi iki šildymo sezono pradžios. Pūko žinioms Arminas Boguševičius ir Rytis Meškauskas.